Aš nežinau, kurie įsikėbus, o kamal, kurie krėt parinėsineš. Amen. Jau teikęs, kodėl planams padarė. O kas čia anksčiau gyvena? Nežinau, kažkur Zusel, Mėrį ir iš Dobrovos. Lietuviai gyvena. Nu tik 5 metai čia ta gyvena. Esu didelių žmonių. O čia kas buvo? 5 jaar woont ze nou hier. Man atrodo, kad sinagoga stovėjo kažkur čia. Buvo čia tada sinagoga. Ne, čia buvo laidojant broliais. Man atrodo, kad sinagoga čia kažkur buvo, štai to veiktų. Kodėl viskas? Didelis pastats buvo. Toks maždaug kaip tas stavo. Ne, jau tai mūrėlis buvo. Medinis buvo. Aš nežinau. Tu geriau turi atsiminti. Berods Grigorijus Kanovičius yra parašęs apie Tyvoką, kad jis ir pats žemaitiškiausias žydas ir pats žydiškiausias žemaitis. Padovanoja knygą man, su titulė šitai. Kanovičius te parašė. O žemaitis yra toks, katras maža šneka, bet daug dirba. Padaro daug dalykų, apie katrus kits tik tą šneka. Reikia padaryti to, nu aš padarysiu to, bet to šnekas į paleik šnekom. O tėvas, kadangi jis yra žemaitiškiausias žyds arba žydiškiausias žemaitis, jis turi žemaitišką charakterį. Jis daug našneka, bet jis daro. Aš tikaus, kad aš paveldėjau nors biškį to. Ir pasakojimą apie to, kas atsitiko, buvo vėlgi ne žodės pasakyti, bet buvo pasakyti darbas. Birželio vokiečiai žygiauja Lietuvą. Galvojom nebėgti iš čia, sako, rusai sulaikys, o priešai sako, nebėgiokit, Tai mes tik išėjom užmiesčio, reiškia laukti. Paskui pamatėm, kad kareiviai, karininkai, visą kariuomenę į visas Lungės valdžią rusų pradėjo mašinas susodino su visą šeimos ir mes jau pamatėm, kad čia jau yra ne tas. Jau netoliai buvo vokiečiai jau Plungėj, tai mes išbėgom. Išbėgom, kaip stovėjom, nieko nepasiėmė.
Sugrūsti vagonai buvo, gyvulinių vagonai buvo, o mes ant žemės, ant vagonų grindys sėdėjom, vien prie kitą prisiglaudęs. Kai sustodavo, sesutė ta buvo mažoji, mes tai gėdėjomos eidavo prašyti. Ir taip visą kelią beveik taip įmaitinamus. Ir mes, aiškia, važiavom kokius 2 mėnesius. Ir mes atsidūrėm Novosibirske. Mums pasisekė vien dalykai yra, kad mes papuolėm į Sibirą. Tai, kurie neturėjo ko apsidaryti, reiškia, važiavo į šiltus kraštus ten. Ir ten daug susirinko tiek to, kad nebuvo nevalgyti ko, žmonės mirė badu. Mano seserės vyras irgi mirė badu ten Kaukaze. O mes Sibirė, reiškia, gavo mes paskiau jau apsidaryti mums davė, ten, reiškia, šilta, aš atsimenu turėti kailinius, aš su tėvo saugojom arklius naktims, tai mūsų tokis būdavo, tokis tulupo vadindavosi, tai kailį, bet tokis stipri, ilgis iki pat. Buvo organizavusi 16 Lietuvos diviziją ir mus iš ten pašaukė į kariuomenę. Aš grįžau 47 metais, o Plungė išlaisvino 44 metais. Jau buvo atvažiavę iš evakuacijos, buvo atvažiavę daug žmonių, pradėjo naujo gyvenimo, pradėjo ieškoti savo, kur apsigyventi, ką daryti, ką dirbti. Pamojau į kamerą, sakau. Paveikslu, pamojau į kamerą. Pažiūrėjau, gražiai atrodo. Zenelė, kad pasitraukų šaltą, va jau atidėmės. Paveikslu, sakau, mojavau. Kaip gražiai išėjė. Aš maždaug po savaitę, po pusantros pradėjau sužinoti viską, kas yra. Aš žinojau, kurie gyveno šalia sinagogų, kur buvo uždaryti žydai. Aš suradau apie 15
žmonių, kurie galėjo pasakoti, ten šalia, kur gyvena, Prikaušinos, kur gyvena. Čia yra sušaudyti 82 stipriausi Plungės vyrai. Specialiai atrinko, kad jie nepasipriešintų. Surišo rankas, kai juos atvarė čia iš Plungės. Buvo girdėtis riksmą, buvo girdėtis šaudimą, buvo girdėtis. Buvo subintuoti rankas, krūvinė buvo, buvo, kad nors buvo surišta rankas, vis tik jie nepasidavė taip lengvai, kad sužaidė. Jau čia palik po vieną kitą žmogų. Na, kad dabar aš vienas palikau. Nu. Čia 10 vietų yra Plungėje. Reiškia, visur pastatyti paminklus. Reiškia, buvo akmeninės arba medinės tos skulptūros. Nu, tai čia visus 10 vietos aš padirbau, reiškia, tas visas paminklus. Ne aš paminklus, bet užsakiau, reiškia, ir akmens kalys padarė šitas. Aš pats to sužinojau tik tai iš laikraštį. Nes jūs nikuomet apie to nesakydavo, nikuomet nešnekėdavo, kad nesiplėšydavo marškinių ant savęs, kad aš pasilikau čia dėl to, kad įomžinčiau atminimą tų, kad reikia gyventi. Mums paprasčiausia dirba. Bet kada jau prie vieno žurnalisto pristojo ir pradėjo klausinėti, mums ir pasakė to. Ir aš pirmas iki išgirdau, kad mama norėjo važiuoti į Izraelį, o tėvuks nenorėjo važiuoti. Nes apie to nebuvo jokios kalbos. O tas, kad uns pasilieka čia, aš manau, tas buvo sunkus dalykas. Sunkia dėl to, kad visi giminaitė. Mama, seserys, visi giminaitė išvažiavę kitur, kas Amerikoje, kas Izraelyje. Ir čia pasiliekęs vienas. Aš dar buvau mažas, brolis mažas, visi maži. Anodu su mama galėjai pasiimti, susidėti lagaminą ir išvažiuoti, gyventi kitur. Ir būtų gyvenę geriau. Aš turiu galvo materialę. Geriau būtų gyvenę.
dirbo miesto sekretorė. O aš turėjau reikalų su miesto valdyba visą laiką. Ateidavo, man seso mašininkė dirbo ten, aš eidavau pas seserį, taip susipažinom. Kai pažįstam mažiau 61,5 metų. Ar 2 metai, ne, 2 metus kaip jau, reiškia. O kaip žanotė mes 60 metų. Bet jau draugavom tas laikas, jau kažkam buvom kaip savi, tas 2 metus. Sugyvenam taip jau, neskundžiamės, kad jau savo gyvenimą. Visuomet supratom vieną kitą. Kuomet nusileisti reiktų, kuomet tai yra. Jis į kaimyną pastebėdavo, reiškia, jis pabėdėdavo, sakė, yra, kad taip. Dabar sėskisi. Turėjau šveisti teko. Turėjau, nes... Aš turėjau. Ne, tu žinai, kad aš kiaušinį nevalgau. Na, į cukraus nedėdi į arbatą. Į cukrų. Kiaušinį šviriau keit, kad netaškytum iš čia visur. Na, va, pugerti. Na, va, sveista apsitep. Jau, ir užteks vaidinti. Ne, jau, liko pasakyti. Kol pasakysi. Valgysiu jau. Na. Dabar jau žymiai. Tarybų sąjungoje nenorėdavo apie žydus kalbėti. Jie ignoravo ne šitą vis dalyką, jie leido statyti paminklus, bet reiškia, kad nebūtų užrašyta